Sveiki visi, prisijungę prie pokyčių namai tinklalaidės Laikas pokyčiams. Rugsėjo 10 dieną yra minima savižudybės prevencijos diena. Šiandien su mumis šią jautrią temą kalbėsis psichologė, psichoterapeutė Rasa. Labas, Rasa. Sveiki. Šiandien, kad ir su šypsena, bet susitinkam pakalbėti pakankamai sunkia ir jautria tema - psichologinės krizės ir savižudybės krizė. Tai pirmas galbūt klausimas būtų, kaip pasirinkai kalbėti šią temą. Išties sunki tema ir tuo pačiu artima man, nes savo profesinėme kelyje, besitęsiančiame nuo 2004-ųjų, teko sutikti ir pagelbėti daug žmonių patyrusių psichologinę krizę, dažnai ir savižudybės krizę. Ir kai ruošiausi šitam dviejų susitikimui, šiek tiek pergalvojau, ką būtų svarbu pasakyti, ką sudėti į trumpą laiką, tai mano atmintyje kildavo konkretūs veidai, tikrų žmonių veidai, tikros istorijos. Tai girdžiu, kad artima tema tau. Tai gal truputėlį atitrauk nuo to artumo. Norėčiau pakviesti, kad pasidalintum, kaip atskirti, kas yra psichologinė krizė, nes galbūt kartais visuomenėje painioja ir labai žiniasklaida mėgėja tą daryti, supainioti ir šiaip su psichikos sveikatos sutrikimais. Tai kaip paprastam žmogui atskirti, kad jisai patiria psichologinę krizę? Psichologinė krizė tai yra žmogaus reakcija į sunkią, jam emociškai svarbę gyvenimo situaciją, kurioje nebepakanka turimų prisitaikymo ir problemų sprendimo įgūdžių. Psichologinės krizės metu žmogus išgyvena labai didelio emocinio diskomforto būseną, dažniausia pasireiškiančią tokiais jausmais kaip nerimas, baimė, prislėgtumas, beviltiškumas, bejėgiškumas ir didelis sumišimas. Tai toks būtų psichologinės krizės apibūdinimas. Kiekviena krizė labai didelis dvasinis sukrėtimas žmogui, vyksta tarsi vidinis perversmas, kuris sužlugdo arba paaugina. Ir kiekvienas krizę išgyvenęs žmogus vienaip ar kitaip keičiasi. Kartais sunku ją atskirti nuo kitų sutrikimų, psichologinių ar jau net ir psichikos sutrikimų. Tai krizei būdinga tai, kad jinai ištinka krizinio įvykio fone. Kriziniais įvykiais dažnai tampa netektys, įvairaus pobūdžio netektys. Artimo žmogaus, socialinio šeimyninio statuso, laisvės, darbo. Krizei dar būdinga tai, kad minėtas psichologinis diskomfortas iš tikrųjų labai yra intensyvus ir sutrikimas žmogaus yra labai intensyvus, kur kas intensyvesni nei kad sprendžiant kokias nors labiau kasdienės problemas ir sunkumus. Vienas iš krizių intervencijos pradininkų, Gerald Kaplan, kadaise yra pasakęs, kad krizę išgyvenantis žmogus pamiršta, kas jis yra. Ir trečias, būtent psichologinės krizės egzistavimą nurodantis veiksnys yra jos trumpalaikiškumas. Traktuojama, kad krizė trunka iki 2 mėnesių. Ir jeigu per tą laiką žmogus negrįžta į ligtolinį įprastą gyvenimo ritmą ir kokybę, nustatomi jau tada kiti sutrikimai, priklausomai nuo to, kokia simptomatika vyrauja. Dažnai tai būna potrauminio streso sutrikimas, depresijos epizodas, adaptacijos sutrikimai. Arba krizė sėkmingai įveikiama ir stebima išaugusi žmogaus branda. Tokia ir teigiama pusė girdžiu ir labai stipriai neigiama. Jau truputėlį užsiminė, kad turi būti diskomforto, labai stiprus emocinis diskomfortas, dažnai netektis palydi. Gal galėtum praplėsti, kokie dar yra veiksniai sukeliantis tą psichologinę krizę? Krizę dažnai sukelia katastrofos, masinės taip pat, patirtas smurtas. Krizę gali sukelti net ir išgyventi kokie tai neišspręsti egzistenciniai klausimai. Pereinamieji gyvenimo laikotarpiai,
kai žmogus pereina iš vieno amžiaus tarpsnio į kitą, tai neišvengiamai lydi netektis ir iššūkiai, tai irgi gali kelti psichologinę krizę. Pernelyg dideli lūkesčiai savo, neatsakyti, neįgyvendinti kokie nors lūkesčiai irgi gali kelti psichologinę krizę. Tai veiksnių gali tapti labai daug kas. Labai tas populiarus žodis lūkesčiai ir panašu, kad tikrai ir šitoj temoje yra labai svarbus. Tavęs beklausydama pagalvojau, minėjai, kad kartais psichologinė krizė gali palydėti, gal grubus žodis, nuvesti ir potrauminio streso sindromą ir kažkokius kitus giluminius dalykus, bet būna ir kaip augimas asmenybei. Gal galėtum pasidalinti, nuo ko priklauso, kad žmogus vienas tarsi patirdamas panašią situaciją, jisai priima tai ir tarsi užauga brandžia kažkokia patobulėjusi asmenybė, o kitiem prireikia ir pagalbos. Yra daug veiksnių, kurie tai įtakoja. Lig šiol manoma, kad esminiai jų yra 2. Ligtolinis asmenybės brandumas ir tuo metu pagalbos prieinamumas. Visi kiti, pavyzdžiui, tai gali būti esama psichikos sveikata, socialinių ryšių artimų turėjimas arba ne trauminės patirtys, moduliuoja šitų 2 veiksnių pasireiškimą. Tu taip gražiai padėlioji, tarsi natūraliai norėtus paprašyti, kad pasidalintum, kur tą pagalbą kreiptis, bet kartu iškilo ir klausimas, o kada vertėtų kreiptis. Tai kokie yra požymiai, kad žmogus pats gal gali ir šalia esantis atpažinti, kad jau reikėtų susirūpinti ir kad galbūt tų turimų resursų nepakanka? Krizė kartais gali ir neparodyti jokių simptomų. Svarbu paminėti ir taip. Kartais nutinka taip, kad žmogus viduje išgyvena labai sunkius dalykus, o išoriškai vis dar atrodo įprastai. O kai jau pasireiškia, tai dažniausiai pasireiškia sumažėjusiu darbingumu, nuotaikų kaita, kas, jeigu tai nebuvo būdinga anksčiau žmogui, padidėjusiu dirglumu, konfliktiškumu, prislėgtumu, pesimistiškumu kalboje, nerimastingumu, apleidimu, kokių nors pareigų svarbių lig tol turėtų. Jeigu ką nors iš to pastebime šalia esančiame žmoguje, iš ties būtų svarbu klausti, kaip tu jauties ir pasiūlyti pagalbą, jeigu reikalinga tai. O jeigu pats žmogus pastebi, be to, kad nuovargio, kada yra tas ženklas, kad gal čia nėra tas normalus nuovargis? Ar galėtum truputėlį tą dalį praplėst, jeigu aš pats jaučiuosi, šiandieną lyg mieguistas, lyg prislėgtas, ar čia jau man susirūpint, ar dar nevertėtų? Ko gero priklauso nuo to, kiek tai trunka, ar ne, ir kas vyko lygi tol, ar ne, ar aš pakankamai išsimiegojau. Jeigu ne, tai tiesiog eiti ir pasirūpinti savo fiziologiją. O jeigu tai atsiranda po ko nors stipraus įvykusio mūsų gyvenime ir trunka ilgesnį laiką ir dar šalia nuovargio yra ir kiti simptomai, tai tada tikrai svarbu būtų susirūpinti ir pasirūpinti savimi. Čia pasirūpinti savimi apskritai aktuali tema. Tavęs beklausydama dar taip susimašiau, kad jeigu kalbėtume, kadangi ryškesnės psichologinės krizės būna netekties atveju ir paprastai ir klientų tarp, ir kas išgyvena gedulą, sakykime, nuskamba tas sakinys, kad geriau aš vietoj to žmogaus. Ir tada irgi šalia esantys žmonės pradeda rūpintis dėl rizikos savižudybės. Kaip psichologinė krizė atskirti nuo savižudybės rizikos ir kada vėlgi dėtas pačias vėliavėlės? Taip, iš tikrųjų, neretai psichologinė krizė perauga ir savižudybės krizę, ne visuomet, bet neretai taip nutinka. Ir daug įvairių požymių gali liudyti būtent savižudybės krizę. Pasikeitimai suvokimo sferoje, emocinėje sferoje, elgesyje ir fizinėje būklėje. Jeigu matome, kad žmogus
patampa, staiga pasikeičia jo emocinė būsena ir elgesys. Patampa prislėgtas, patampa neramus, atsiriboja, apleidžia veiklas, jeigu pasidaro nerimastingas, jeigu išsako beprasmiškumą ar beviltiškumą, ar ne, tiesiogiai arba netiesiogiai, ne, niekas nebesvarbu, geriau būčiau aš, geriau būtų išeiti, dažnai gali pasakyti ir tiesiogiai apie tai, kad nori nusižudyti, geriau nusižudyti. Priešingai populiariam mitui žmonės vienaip ar kitaip transliuoja ženklus, kaip pagalba šauksmą apie tai, kad jie turi minčių nusižudyti ir ketinimų nusižudyti. Jeigu žmogus pradeda rizikingai elgtis, kas jam nebuvo būdinga, pavyzdžiui, rizikingai vairuoti, nesilaikyti darbų saugos, vartoti psichoaktyvias medžiagas, pradėti arba intensyviau vartoti, tai irgi gali būti rizikos ženklas. Jeigu pakinta žmogaus apetitas, jeigu jis atrodo labai nuvargęs, taip pat svarbu susirūpinti. Kita vertus, kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, žmogaus būklė pakitusi į tokią labiau lauktiną, tarsi iš šono žiūrint, tokią labiau palankę, irgi gali liudyti savižudybės riziką. Jeigu žmogus buvo prislėgtas arba neutralioj būsenoje, gal net melancholiškas, koks ilgesnį laiką staiga pražįsta, patampa energingas, patampa žvalus, nebūtinai. Bet kartais tai irgi gali liudyti savižudybės riziką, tai gali rodyti, kad žmogus priėmė sprendimą nusižudyti ir jam palengvėjo. Dėl to jis toks energingas. Klausydama galvoju, tai jeigu taip, aš kaip psichologė tarsi žinau, kaip reikėtų reaguoti šalia esant tokio žmogaus, kuris rodo tos požymius, ar aš įžvelgiu lyg tai kažkokias rizikos, o kaip žmogui, ne psichologui, artimajam reikėtų kalbėti, vertėtų prabilti, ar pačiam inicijuotą pokalbį, jeigu atpažįsta tam tikrus ženklus, ką galėtum pasiūlyti tokiu atveju, parekomenduoti? Svarbus momentas, ačiū už tą klausimą. Iš tikrųjų, kiekvienam iš mūsų yra labai svarbu rodyti nuoširdų dėmesį ir rūpestį, negailint tam laiko. Jeigu mums kyla mintis, kad čia gali būti savižudybės rizika, ne, šitoje situacijoje. Ir priimti visą tai, ką žmogus sako, jo mintis ir jausmus netmetant, nekritikuojant. Ne. Pavyzdžiui, aš matau, kad tau sunku, noriu padėti. Gal gali papasakoti man daugiau, kaip tu jautiesi. Tau taip sunku, kad net kyla minčių apie savižudybę. Man tu svarbus, tavo gyvybė man svarbi. Ir labai svarbu pasiūlyti dar ir kitokią, ne tik savo pagalbą, nukreipiant į tam tikrus konkrečius veiksmus. Ne tik taip aptakiai, kažkur kreipkis. Ne? Pavyzdžiui, paieškokime kartu, kas dar tau galėtų padėti. Galime kartu paskambinti į kliniką ar gydytojai. Ar norėtum, kad kartu su tavim nuvykčiau į ligoninę, kliniką. Matau, kad rizika tavo gyvybė yra didelė. Skambinkim 112. Ir mūsų tikslas, ne specialistų, artimųjų tikslas, nėra patapti jam ar jai terapeutu, o tikslas yra tapti tiltu tarp kenčiančio žmogaus ir terapeuto ir parodyti, kad mums rūpi, kad jis nėra vienas. Paminėjai, kaip kalbėti su žmonėmis, su žmogumi, kuris patiria savižudybės krizę, bet galbūt galėtum pasidalinti, ko nesakyti tokiu atveju, kad neišgąsdint, neatlieptų poreikių. Tai irgi labai svarbus aspektas. Labai svarbu nesakyti to, kas galėtų tarsi numenkinti žmogaus situacijos rimtumą. Nesakyti, kad žinai, visiems visko būna, praeis. Arba pagalvok, kitiems dar sunkiau. Žinai, tu stiprus įveiksi, ne pirmą kartą. Ne? Tai
tokių žinučių tikrai labai svarbu vengti. Taip pat svarbu nespausti ir nekaltinti, kas, kiek teko susidurti, irgi neretai nutinka. Nesakyti, kad nekalbėk kvailysčių, ne? Arba tu dėmesio sieki čia, kalbėdamas man apie savižudybę. Arba kaip tu gali taip kalbėti, kai turi šeimą, vaikų. Ne? Tai egoistiška. Irgi šiukštu vengti tokių replikų. Taip pat būtų svarbu nedalinti banalių ir šioje situacijoje mažai naudingų arba nenaudingų patarimų. Tarkim, galvok pozityviai, išeik pasivaikščiot pagerės, išgerk palengvės. Irgi ne. Pakvėpuok, ar ne. Kvėpavimas padeda, tik šitoje situacijoje reikia dar ir kitokios pagalbos. Labai svarbu, kad ir pats padedantysis neliktų vienas. Tai dar prieš perinant prie pagalbos būdų, tavęs beklausydama atsimenu ir pati, kai studijavau ir mokiausi, ir vis dar yra gajus mitas, kad negalima klausti žmogaus tiesiogiai, ar tu galvoji apie savižudybę, nes tarsi atveri duris. Ką tu galvoji apie šį mitą, ar tai yra teisingas, ar pavojingas, ar tikrai nevertėtų klausti taip tiesiogiai, ar kažkaip atsargiau dėliojotis? Aš esu daug kartų klausius ir klausiu, jeigu prireiks, nes labai svarbu ir būtina klausti. Ir ne tik specialistui, kiekvienam iš mūsų svarbu klausti. Nepaisant to, kad nejauku klausti, ar ne? Dėl ko? Dėl to, kad tuo klausimu mes suteikiam žmogui leidimą kalbėti apie tai, kas ten labai baisu. Iš tikrųjų labai baisu. Parodom, kad esam pasiruošę priimti ir parodom, kad mums rūpi, kad ne vienas, ir padeda jau mums patiems labiau įvertinti savižudybės riziką. Ir jeigu išgirstam, kad, turiu minčių, gal ketinimų turiu, klausti labiau, išlikti ramiems, tiek kiek išeina išlikti ramiems. Aš pagalvoju, kad nėra lengva išlikti ramiam tokioje situacijoje tikrai. Neįprasta, jeigu situacija išties gali būti neramu, pasistengti tiek, kiek išeina. Ir tada klausti daugiau, vertinti, ar jau jis galvoja, su kuo tai padarys, kur nusižudys, kaip nusižudys, ar turi savižudybės planą. Ir jeigu planą turi, tada organizuoti skubę pagalbą, skambinti 112. Pas mus Lietuvoje tokia praktika. Jeigu nėra galimybės pačiam su žmogumi nuvažiuoti be greitosios pagalbos automobilio į ligoninę, kur ten suteiktų skubę pagalbą, apsaugotų gyvybę. Tu vis užsiminė apie pagalbą, aš vis tavęs beklausinėdama ir vis nukeliu tą klausimą, o kokie yra pagalbos, norėjau sakyti būdai, bet pagalbos galimybės Lietuvoje, jeigu taip atsitinka, kad mano artimasis prabyla apie tai, ir tas 112 gal ne visada staigiai sureaguoja ir norėtųsi pačiam kažkaip save pastiprinti, kad suteikti tą pagalbą, kur galėčiau kreiptis. Jeigu atvejis sumus ir skubus ir nėra laiko laukti konsultacijos, tai tada 112. Jeigu ne, nemokamą pagalbą Lietuvoje suteikia psichikos sveikatos centrai, esantys įvairiuose Lietuvos regionuose. Galima kreiptis į psichologinių krizių pagalbos centrą, Krizės įveikimas LT. Jie specializuojasi suteikiant pagalbą krizės įveikime. Taip pat galima kreiptis į privačią praktiką užsiimančius specialistus. Galima skambinti nemokamos emocinės paramos telefonų numeriais. Jie teikia irgi anonimišką, nemokamą emocinę paramą, kai kurie jų dirba visą parą. Tai jeigu tokia situacija ir nėra laiko čia dabar tyrinėtis, kuriomis valandomis dirba, pasirinkti visą parą dirbančius numerius, jaunimo linija, pagalbos moterims linija, vilties linija, jos dirba visą parą šitos linijos.
galima informacijos rasti internetinėse platformose, tokiose kaip Tu esi, Artimiems LT, čia jau gal labiau informacija teikiama tie, kurie jau išgyvena artimojo savižudybę, ir pagalbasau.lt. Tiek pasiūlytų galimybių kreiptis pagalbos ir manau, kaip ir palėtėm daug svarbių aspektų, ar yra dar kas nors, ką norėtum, kad mūsų klausytojai šiandieną išgirstų ir kartu išsineštų. Svarbu nelikti vieniems. Ir tie, kurie išgyvena psichologinę krizę, ir tie, kurie yra šalia, ne, jeigu mato, kad tampa sunku gelbstint kitam, tai kiekvienas esam ar ne, galim būti tuo vienu iš esminių ramščių. Svarbu susisiekti su tuo, kuo pasitikim, kai jaučiam, kad negera, kad tai galėtų būti apie krizę, gal net savižudybės krizę. Jeigu nėra jėgų paskambinti, nedrąsu paskambinti, galima parašyti žinutę. Man sunku, reikia pagalbos, turiu minčių apie savižudybę, jeigu jų turiu. Labai naudinga būtų kiekvienam prevenciškai iš karto pagalvoti, o kam aš skambinsiu, rašysiu, jeigu man prisireiks bėdoj. Ne? Ir turėti tuos 1, 2 ar daugiau vardų. Naudinga būtų iš tikrųjų ir išsisaugoti nuorodą, kurią matote ekrane, į emocinės paramos numerius ir išsisaugoti kažkur telefone, ne, kad jau ūmioj būsenoj nebereiktų ieškoti, nes gali būti per sunku, tiesiog žinoti, kad yra, atsidaryti ir naudotis. Pastumėti save pasirūpinti fiziologiniais poreikiais, jeigu natūralus pasirūpinimas tuo metu yra nuslopęs. Gerti vandenį, bent šiek tiek pavalgyti, pamiegoti ir prisiminti, kad net ir mažas savirūpos žingsnis gali atnešti daug naudos, išgelbėti gali. Labai tokia šilta žinutė pabaigai, kad ir savim pasirūpinti, ta prevenciškai, kad tarsi tokiai kriziai ruoštis iš anksto dar tos krizės nepatiriant. Tai labai palaikanti girdžiu, tai ačiū labai Rasa šiandien tau už pokalbį. Ačiū Elnora, kad kalbėjomės. Jeigu klausydami šiandieninio pokalbio atpažinote save ir savo artimąjį, kviečiame kreiptis pagalbos. Pagalbos nuorodas rasite šios laidos įrašo aprašyme.